Skatinti savo jautrumą. A sensitivity, if you will. Jautrumas. That comes with desire, Tai irgi susiję su wanting to troškimu. help, Noru padėti. having a higher purpose, Turėjimo aukštesnio tikslo turėjimo. having a clear intention. Turėjimo aiškaus ketinimo. And as we make note of our successes and our shortcomings, Ir kai mes užsirašom kiekvieną savo sėkmę, kiekvieną and as we begin nesėkmę, to study the difference between them, ir kada mes lyginam, matom skirtumus tarp the jų, patterns of our thought, kaip matom, kaip the feelings we have, skiriasi mūsų mąstymo modeliai, koks jausmas mūsų apima vienu kitu atveju. we're aiming to get to the point where we can say, I know what I know, I've had this feeling before. Ir būtent tokiu principu, ką mes norim padaryti, pasiekti tą būseną, kai mes sakom, aš tiksliai žinau, ką aš žinau, šitą jausmą esu patyręs prieš tai ir žinau, ką jisai reiškia. So in other words, we want to cultivate a receptive, non-judgmental attitude. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad mes norim vystyti tą priėmimą ir nekritikuojantį požiūrį, nevertinantį požiūrį. This comes through allowing ourselves not to be perfect. Tai irgi yra susijęs su tuo, kad mes leidžiam savo nebūti tobulų. It's why when you were with your partner, I said, no discussion. Just follow your impression. Štai dėl ko, kai prieš tai sėdėjom porose, aš sakiau, nediskutuokit, ar ne? Tiesiog pasiduokit savo pirmiesiems įspūdžiams. Like you're playing a game. Taip lyg žaistumėt žaidimą. Follow your first impression. Pasitikėkit savo pirmaisiais In įspūdžiais. other words, be playful, be childlike. Būkite kaip vaikai, būkite žaismingai nusiteikę. Make it fun. Tegul būna smagu. When I have a 32-year-old son, just today he's 32, Aš turiu sūnų, jam šiandien 32 sukanka, and a 30-year-old son. ir taip pat dar turiu 30 metį sūnų. And when they were young boys, we were taking a long trip in the car, Ir kol jie dar buvo vaikai, mes važiuodavom į ilgas keliones automobiliu. I played games with them. Aš su jais žaisdavau žaidimus. I'm thinking of a fruit. Ir sakydavau, aš galvoju apie vaisių. What am I thinking of? Apie kokį vaisių aš galvoju. And I'd have them tell me. Ir sakydavau, kad jie man pasakytų. Or if we were in a big building with an elevator, a lift, Arba pavyzdžiui, jeigu yra didelis pastatas su liftu. and there's maybe 6 lifts, Ir yra kokie 6 liftai. which one's going to come first? Mes spėliodam, kurio duris atsidarys pirmasis. Just make games like that to encourage them to think and use their intuition. Tiesiog galima, štai tokiais žaidimais, jie yra viena vertus linksmi žaidimai, kita vertus jie lavina mūsų intuiciją. So these are natural tools that we can employ that will help us to more effectively awaken our intuition. Tai yra tie natūralūs įrankiai, kuriuos mes galim panaudoti tam, kad pažadintumėm savo intuiciją. And some of this we've covered. I'm not going to have time to do everything. Tai keletą jų aptariam viskam neklysime. Again, music, dance, Muzika, šokiai, ar ne, minėjom. paying attention to your dreams, Dėmesio atkreipimas į savo sapnus, writing down dreams, sapnų užsirašymas and asking the question. ir klausimų uždavimas. Write this down. Dabar užsirašykit. Does this mean anything to me? Ar man tai ką nors reiškia? Very important question. Tai yra labai svarbus klausimas. What can I learn from this? Ko aš galiu iš to išmokti? Sometimes God only knows what our dreams mean. Kartais iš tikrųjų negalima suvokti, atrodytų, ką reiškia mūsų sapnai. So you can ask yourself in the quiet moments, this is my dream. Does it mean anything significant to me? Tai ką jūs galite padaryti? Jūs galite nusiraminti, atsipalaiduoti ir užduoti savo klausimą. Štai toks yra mano sapnas. Ar jis man kažką svarbaus reiškia? So just like